Pirmajame kėlinyje atsarginiai Vikingų žaidėjai po šio smūgio, nes čia krenta įvartis. Wellingtonas da Silva švelnina rezultatą. Vienas iš komandos naujokų. Na ir truputį atgimsta viltis Akmenės Krašto. Dabar tokia perimimo virtinė buvo vienas, antras kartas ir galiausiai viskas pasibaigė tuo, jog Akmenės Krašto futbolininkai įmuša įvartį labai greitoje kontratakoje. 6 numeris Domas Nacickas pasižymi. Štai taip, lyginamas rezultatas dar pirmajame kėlinyje. Bet išnaudoti jo svečiams nepavyko. Nacickas dar kartelį. Legionierių penketukas dabar. Opa, ir dar kartelį, šį kartą jau tikrai sėkmė. Fortuna, kitaip ir nepavadinsi. Wellingtonas da Silva, pažiūrėkime, metas į dešinę. Smūgis iš dešinės, čia tarp kelių žaidėjų. Pirmo ketvirto ekipoms, jeigu taip dėlioti jas kol kas pagal pavardes. Na, manau, kad sezonas bus tikrai įdomus. Yra daug kol kas klausimų. Nematėme. United sugebėjo 3 įvarčiais bent jau šiek tiek sumažinti tą atsilikimą. Čia gražus individualus veiksmas, smūgis į vartus. Wellingtonas da Silva. Jeronimas Norkus ten šalia vartų tyko ir stebi tą situaciją. Po 2,75 įvarčio per rungtynes. Čia yra šansas jau dabar pagerinti. Kadangi čempionatą sudaro 9 komandos, 1 komanda per turą. Nerungtyniausio čia ir pirmasis įvartis. Jeronimas Norkus muša jį ir džiaugiasi išvedęs komandą į priekį. Sužaidus daugiau negu 5 minutės Akmenės Kraštas triumfuoja. Jeronimo Norkaus įvartis veda į priekį šeimininkus, kurie gali džiaugtis. Vikingai taip pat turėjo kelias galimybės. Čia pasižiūrėkime dar kartelį tą situaciją. Paskutinėje vietoje ir atkrintamosiose varžybose nedalyvavo. Dar kartelį, kiek gali sektis ir galiausiai sėkmė.